vardas Aurelijus, šiuo metu esu programuotojas, bet per savo gyvenimą labai daug visko dariau IT srityje. Ir pastaruoju metu turėjau labai įdomių asmeninių projektų, pasigerinau savo buitį, pasilengvinau savo gyvenimą, iš tiesų buvo labai įdomu, sužinojau labai daug naujų dalykų. Pramyniau tuos nepramintus takelius bent jau savo ir tai bedarydamas pagalvojau, kiek visko reikia žinoti, kiek reikia visko perskaityti, suprasti, išsiaiškinti ir galų gale, kai pasidarai, viską atrodo paprasta. Aišku, per 5 minutės galėtum tą patį pakartoti, bet kai prisimeni save, kiek mėnesių laiko skyriai tam aiškinaisi, kol galų gale prieito tokio lengvo sprendimo, nutariau tiesiog padaryti laidų ciklą, pasidalinti tuo su visais, kad visiems būtų lengva ir paprasta pakartoti tos pačius įdomius dalykus, kuriuos aš padariau IT. Iš principo, tai, ką padariau, prieinama kiekvienam žmogui, nėra brangu, nėra labai sudėtinga, nereikia specifinių žinių ir savo namuose galima pasigaminti kažkokį IT sprendimą, pagerinantį gyvenimą, padarantį patogesniu ir įdomesniu. Ir tiek tokia įžanga. O čia mano kairėje matote ekranėlį. Mažytis ekranėlis, SVGA formato, 1600 prijungtas prie ten žemiau mažos dėžutės Raspberry Pi. Tai būtent apie šitą projektą norėčiau papasakoti daugiau. Čia tokie magiški žodžiai, Raspberry Pi, kas tai yra, kam tai naudojama, ar apskritai tai galima panaudoti. Visas pasaulis dabar apie tai šneka, kiekvieną dieną rašo naujienose, projektų su šiuo įrenginiu, su šito mini kompiuteriu yra be galo daug. Iš principo savo aš suradau tik keletą prasmingų ir naudingų, bet jie tikrai naudingi ir aš juos naudoju kiekvieną mielą dieną, kiekvieną minutę. Visiems savo namams ir ne tik savo, bet ir draugų, ir tėvų, artimųjų, tai tokių serverių turiu bent 5. Ir šiandien gal nepasakosiu apie techninę dalį, bet tiesiog pabandysiu parodyti, kaip tai atrodo, maždaug trumpai, kaip tai veikia, o kitose laidose tada papasakosiu, kur pirkti, ką diegti, kaip instaliuoti, kaip paleisti, kaip naudoti, kaip susirinkti visas tas nuostabias naudas šių laikų informacinių technologijų pasaulyje. Taip atrodo ta maža dėžutė, kurios nesimatė pirmame kadre. Ir dabar taip į ją žiūrint, nesuprasi, jinai didelė, maža, iš tiesų tai tiesiog pabandysiu ją paimti. Ir kaip matote, jinai absoliučiai maža, telpa ant delno, nežinau, kelių degtukų dėžučių turbūt storio, sakyčiau. Ir kvadratinė, tai yra kubelis. Čia iš viršaus yra mygtukas, ten viduje šiek tiek matosi yra ventiliatorius, priekyje čia GPIO, tai yra jungtis, būtent Raspberry Pi kompiuteriai turi tokią jungtį, tiksliai nepasakysiu kiek kontaktų, virš 20, per kurią galima valdyti išorinius įrenginius. Kadangi mano projektuose to nereikia, tai radau tokį silikoninį uždengimą, gražiai uždengiau. Iš šono įsistato SD kortelė, šita balta. Joje yra operacinė sistema Debian Linux. Ir iš principo pakraunamas šitas kompiuteriukas ir veikia pagal tai, kaip šita operacinė sistema nori, kad jis veiktų. Dugne yra keletas dar jungiklių. Tie keletas jungiklių yra naudojami tam, kad čia atvirkščiai apverskime, kad geriau matytųsi. Jie naudojami tam, kad galima būtų operacinę sistemą įrašyti į pastovėją Raspberry Pi atmintį. Aš to irgi nenaudojau, naudoju SD kortelę, taip yra daug patogiau man asmeniškai, galima jos backupus padaryti, jeigu kažką sulaužai Linux'e ir tiesiog atstatyti į ankstesnę būseną, neflashinant tos atminties. Tai tiesiog čia nieko nekeičiau. O iš galo ten keletas USB portų uždengta nudulkėjimo, USB-C portas dešinėje pačioje yra maitinimui,
kairiai per vidurį yra HDMI portas, prijungtas prie monitoriuko, kurį tuoj parodysiu, papasakosiu, kas jame yra rodoma. Ir per vidurį yra tinklo kortos jungtis, 1 gigabito jungtis. Ir kaip matote, tokią mažumo dėžutę savų laikų prieš keletą metų būtų kaip galingas namų kompiuteris. Dabar aišku viskas pagreitėja yra ir jis jau nėra toks galingas, bet galima 2 monitorius prijungti, klaviatūrą, pelę ir turėti tokį lengvą naršymo kompiuterį, kuris beveik neima elektros, praktiškai nesveria nieko. Tai va, ir galima įsidėti į kišenę ir nusinešti kur nori. Tiesa, dar norėjau paminėti, gražiai padėkime jį, norėjau paminėti dar vieną dalyką apie šitą įrenginuką, kad čia nėra paprastas Raspberry Pi, čia yra Raspberry Compute Module, kuris yra, kaip yra reklamuojamas kreditinės kortelės dydžio, tai jis čia telpa kažkur tiek užima šitos dėžutės, nes čia yra kaip ir sluoksniuotas sumuštinis, yra keletas sluoksnių, eina plokščių, įsistato tas kompiuter modulis Raspberry Pi ir tada keletas sluoksnių, apačioje yra NVMe diskas dugne ir viskas sujungta tokiais lizdais ir va šitas jungiklis yra čia. Čia keletas šviesos diodų šitoje vietoje dega. Na štai parodžiau tą juodą mažą dėžutę ir ją žiūrint, tikrai labai sunku patikėti, kad tai yra kompiuteris, bet štai prie jo yra prijungtas HDMI jungtimi 7 colių monitorius priešais jūs. Yra pats tikriausias įrodymas, kad tai yra pilnavertis Linux kompiuteris. Dešinėje viršuje matot yra ARM architektūros Cortex A72 procesorius. Berods 5 metų senumo yra Raspberry Pi 4 šis procesorius. Šiuo metu jo greitis yra berods 1500 MHz, kai pilnai apkrautas. Šiuo metu jisai ilsisi. Temperatūra 46 laipsniai, vidutinė visų branduolių, 4 branduoliai, 600 MHz greičiu dabar jisai ilsisi. Kairėje per vidurį matome, kad naudoja 0,5 GB atminties iš 8, 2,5 GB yra užkešuota, laisvų yra 4,5. Flashinė kortelė 64 GB, dabar panaudota, joje yra tik 7 GB, praktiškai laisva. Media, jį naudoju kaip media serverį ir shared tam NVMe diske, kuris yra 256 GB, šiuo metu yra 195, tai jis beveik yra išnaudotas. Ir šiek tiek žemiau matosi, kad įrenginys pastoviai dirba su tinklu, siunčia priema duomenis. Kodėl taip yra, papasakosiu šiek tiek vėliau, nes naudoju kaip tinklo serverį. O dešinėje apačioje, kaip matote, yra visi procesai. Tai pats pirmas procesas tai būtent yra šitas monitorius, kurį prieš save matote. Toliau Plexo serveris matosi, Pi-hole reklamų blokavimo serveris, tinklo disko serveris ir dar keletas kitų serverių. Unbound yra DNS serveris. Tai štai, toks mažytis pilnavertis kompiuteris. Na štai tiek pirmam kartui. Parodžiau mažą juodą galingą dėžutę, parodžiau jos monitorių, truputėlį papasakojau apie ką bus šios laidos. Tai iš tiesų dabar noriu truputėlį paspoilinti ir pasakyti, apie ką pasakosiu kitą kartą. Tai yra, kam galima tą mažąją dėžutę panaudoti. Ir pats geriausias projektas, kurį galima joje paleisti, yra reklamų blokavimas. Reklamos blokuojamos visuose namų renginiuose, nesvarbu kokios operacinės sistemos tas renginys būtų, ar tai telefonas, ar kompiuteris, ar planšetė, ar televizorius. Visur blokuojamos reklamos, blokuojamas sekimas, blokuojamos netinkamos svetainės ir jūs pilnai galite tą blokavimo procesą valdyti.
Netgi telefonu yra specialūs appsai, galima per webinę aplinką. Žodžiu, fantastiškas, šitas renginukas pavirsta fantastišku namų įrenginuku, be kurio tiesiog dabar aš net nebeįsivaizduoju interneto naršymo. Bet jį galima panaudoti daug daugiau dalykų. Daug didesniam spektrui projektų pačių įvairiausių. Apie tai kitus kartus. Taip pat po truputėlį numigruosiu nuo šito mažo įrenginuko prie labai galingo namų serverio. Tai irgi apie tai dar tolimesnėse laidose. Tuo pačiu jau buvau užsiminęs, kad savo rūsyje dabar darau remontą, ten viską griaunu, tinkuoju, cementuoju, betonuoju, dažau, pirksiu baldus, ir ten taip pat įsirengsiu serverinę, kuri veiks visą parą, kadangi ten yra pakankamai saugi aplinka, palyginus su buto sąlygomis. Ir taip pat planuoju ten įsirengti savo nedidelę YouTube TV studiją. Tai apie tai taip pat kitose laidose papasakosiu, tai bus šiek tiek kitokios laidos, jos nebus apie IT, bus daugiau apie patalpų įrengimą, paruošimą galbūt studijai, paruošimą laisvalaikiui, paruošimą serveriniai. Iš principo savo nedidelio startupo garažo įsirengimas nuo nulio su mažiausiamis sąnaudomis. Tai tiek šiam kartui, ačiū labai, kad žiūrėjote, jeigu patiko, tai ten darykit visus tus dalykus, laikinkit, subscribinkit, rašykit komentarus, linkus įdėsiu kitose laidose, kur pirkti, už kiek pirkti, kokie geresni, blogesni variantai, pliusai, minusai, apie tai dar pakalbėsime, bet iš principo galiu pasakyti, kad įsidiegus šitą mažą serveriuką, reklamas, įkyrias reklamas savo namų internete galėsit pamiršti visiems laikams. Tai tiek, iki kitų susitikimų.